Laiškas Filipiečiams. Pirmas skyrius. Paulius ir Timotiejus, Jėzaus Kristaus tarnai, visiems šventiesiems Kristuje Jėzuje, gyvenantiems Filipuose kartu su prižiūrėtojais ir diakonais. Malonė jums ir ramybė nuo mūsų Dievo Tėvo ir viešpaties Jėzaus Kristaus. Aš dėkoju savo Dievui, kada tik jūs prisimenu. Visada kiekvienoje savo maldoje su džiaugsmu už jūs visus besimelsdamas. Už jūsų bendrystę skelbiant Evangeliją nuo pirmosios dienos iki šiandien. Esu tikras, kad tas, kuris jumise pradėjo gerą darbą, jį ir pabaigs iki Jėzaus Kristaus dienos. Šitaip manyti apie jūs visus teisinga, nes savo širdyje turiu jūs, kurie, tiek man esant surakintam, tiek ginant ir įtvirtinant Evangeliją, visi esate mano malonės dalininkai. Dievas yra mano liudytojas, kaip aš jūsų visų pasiilgau, Kristaus Jėzaus nuoširdumu. Ir meldžiu, kad jūsų meilė vis augtų ir augtų pažinimu ir visokiojopų įžvalgumu, kad jūs mokėtumėte pasirinkti, kas tobuliau, kad būtumėte tyri ir be priekaišto Kristaus dieną, pilni teisumo vaisių per Jėzų Kristų Dievo šlovei ir gyriui. Broliai, aš noriu, kad jūs žinotumėte, jog mano būklė pasitarnavo Evangelijos plitimui. Mat mano įkalinimas dėl Kristaus tapo žinomas visame pretorijoje ir tarp visų kitų. Ir daugumas brolių viešpatyje, mano pančių paakinti, imasi daug drąsiau be baimės skelbti žodį. Beje, kai kurie skelbia Kristų iš pavydo ir rungtyniaudami, kiti gera valia. Anie skelbia Kristų varžydamėsi ne iš gryno nusistatymo, tardamėsi pasunkinę mano pančius, o šitie iš meilės, suprasdami, kad aš paskirtas Evangelijos ginti. Na ir kas, kad visokiais būdais, apsimetant ar iš tikrųjų, yra skelbiamas Kristus, štai kuo džiaugiuosi ir toliau džiaugsiuos, nes aš žinau, kad tai pasitarnaus mano išlaisvinimui. Dėl jūsų maldos ir Jėzaus Kristaus dvasios pagalbos. Aš karštai laukiu ir turiu viltį, jog nieko neliksiu sugėdintas, bet kaip visada, taip ir dabar Kristus bus viešai išaukštintas mano kūne, ar gyvenimu, ar mirtimi. Man gyvenimas tai Kristus, o mirtis tai laimėjimas. Bet jei aš gyvendamas kūne dar galiu vaisingai pasidarbuoti, tuomet nebežinau, ką pasirinkti. Mane traukia ir viena, ir kita, nors verčiau man iškeliauti ir būti su Kristumi, nes tai visų geriausia. O mano pasilikimas kūne reikalingesnis jums. Taip įsitikinęs aš žinau, jog liksiu ir būsiu su jumis visais jūsų pažangai ir tikėjimo džiaugsmui, kad jūs dar labiau galėtumėte pasigirti manimi Kristuje Jėzuje, kai aš vėl atvyksiu pas jūs. Tik tai jūsų elgesys te būna vertas Kristaus Evangelijos, kad atvykęs matyčiau, o jei netvyksiu, išgirščiau, kad gyvenate viena dvasia, viena siela, kartu kovojate už Evangelijos tikėjimą ir niekuo nesiduodate priešininkų išgąsdinami. Jiems tai yra žlugimo ženklas, o jums išgelbėjimo, ir jis Dievo duotas. Nes jums duota dėl Kristaus ne tik jį tikėti, bet ir dėl jo kentėti, kovojant tokią pat kovą, kokią matėte mane kovojant ir apie kokią dabar girdite, jog aš kovoju. Antras skyrius. Taigi, jeigu esama Kristuje kokio padrąsinimo, meilės paguodos, jei esama kokio dvasios bendravimo, nuoširdumo ir gailestingumo, tai padarykite mano džiaugsmą tobulą, laikydamėsi vienos minties, turėdami tą pačią meilę, būdami vieningi ir to paties nusistatymo. Nedarykite nieko varžydamėsi ar iš tuščios puikybės, bet nuolankiai vienas kitą laikykite aukštesniu už save ir žiūrėkite kiekvienas ne savo naudos, bet kitų. Mąstykite taip kaip Kristus Jėzus, kuris esybę būdamas Dievas nesilaikė pasiglemžęs lygybę su Dievu, bet apiplėšė save ir esybę tapo tarnu ir panašus į žmones. Ir išorė tapęs kaip žmogus, jis nusižemino, tapdamas klusnus iki mirties, iki kryžiaus mirties. Todėl Dievas jį labai išaukštino ir suteikė jam vardą aukštesnį už visus kitus vardus, kad Jėzaus vardui priklauptų kiekvienas kelias danguje, žemėje ir po žeme. Ir kiekvienos lūpos Dievo Tėvo šloviai išpažintų, kad Jėzus Kristus yra viešpats. Taigi, mano mylimieji, kaip visada paklusdavote, kai būdavau tarp jūsų, tai juo labiau dabar, man nesant tarp jūsų. Atbaikite savo išgelbėjimą su baime ir drebėdami,
nes tai Dievas veikiantis jumise suteikia ir troškimą, ir darbą iš savo palankumo. Visa darykite be murmėjimų ir sviravimų, kad būtumėte nepeiktini, nekalti ir nesutepti Dievo vaikai, sugedusioje ir iškryposioje žmonių kartoje, kur jūs spindite tarsi žiburiai pasaulyje. Tvirtai laikykitės gyvenimo žodžio, kad Kristaus dieną galėčiau pasigirti ne veltui bėgęs ir ne veltui dirbęs, o jei esu atnašaujamas kartu su jūsų tikėjimo auka ir tarnystė, esu linksmas ir džiaugiuosi kartu su jumis visais. Taip pat ir jūs būkite linksmi ir džiaukitės kartu su manimi. Aš turiu viešpatyje Jėzuje viltį, netrukus pasiųsti pas jūs Timotiejų, kad būčiau paguostas, sužinojęs, kaip jums sekasi. Mat aš neturiu nė vieno kito tokio, kuris taip nuoširdžiai jumis rūpintųsi. Visi kiti ieškojo ne Jėzaus Kristaus, bet savo naudos, o apie jo ištikimybę jūs žinote, nes skelbiant Evangeliją jis tarnavo su manimi kaip sūnus su tėvu. Taigi, kai tik paaiškės mano byla, viliuosi tučtojau jį pasiųsti. Be to, turiu viešpatyje viltį ir pats netrukus atvykti pas jūs. Aš dar nusprendžiau siųsti pas jūs Epafroditą, mano brolį bendradarbį ir kovų draugą, o jūsų pasiuntinį ir pagalbininką mano reikmėms. Jis labai jūsų išsiilgo ir sielojasi, kad jūs išgirdote apie jo ligą. Tikrai jis sirgo ir buvo arti mirties, tačiau Dievas jo pasigailėjo. Ir ne vien tik jo, bet ir manęs, kad manęs neužgriūtų sielvartas po sielvarto. Taigi aš jį skubiai siunčiu, kad jį pamatę pradžiugtumėte ir aš taip pat neliūdėčiau. Tad priimkite jį viešpatyje su tikru džiaugsmu ir gerbkite tokius žmonės, nes dėl Kristaus darbo jis buvo atsidūręs prie mirties, statydamas pavojant savo gyvybę, kad užpildytų jūsų patarnavimo man spragą. Trečias skyrius. Pagaliau, mano broliai, džiaukitės viešpatyje. Man rašyti vis tą patį nesunku, o jums tai pastiprinimas. Saugokite šunų, saugokitės piktų darbininkų, saugokitės apsipjaustelių, nes apipjaustimas esame mes, kurie tarnaujame Dievui dvasia, giriamės Kristumi Jėzumi ir nesikliaujame kūnu. Nors aš galėčiau pasitikėti ir kūnu. Jei kas nors mano galys pasitikėti kūnu, tai aš juo labiau. 8 dieną apipjaustytas iš Izraelio tautos, Benjamino giminės hebrajas iš hebrajų, pagal įstatymą fariziejus, uolumu bažnyčios persekiotojas, įstatymo teisumu nepeiktinas, bet tai, kas man buvo laimėjimas, dėl Kristaus palaikiau nuostoliu. O taip, aš iš tikrųjų visą laikau nuostoliu dėl Kristaus Jėzaus, mano viešpaties pažinimo didybės. Dėl jo aš praradau viską ir viską laikau sąšlavomis, kad laimėčiau Kristų ir būčiau atrastas jame, nebeturėdamas savo teisumo iš įstatymo, bet turėdamas teisumą per tikėjimą Kristumi, teisumą iš Dievo, paremtą tikėjimu, kad pažinčiau jį, jo prisikėlimo jėgą ir bendrystę jo kentėjimuose, suaugčiau su jo mirtimi, kad pasiekčiau prisikėlimą iš numirusių. Nesakau, kad esu jau šitai gavęs ar tapęs tobulas, bet vėjuosi, norėdamas pagauti, nes jau esu Kristaus Jėzaus pagautas. Broliai, aš nemanau, kad jau būčiau tai pasiekęs, tik vieną tikrą. Pamiršdamas, kas už manęs ir siekdamas to, kas prieš akyje, veržiuosi į tikslą, aukštybėse siekiu apdovanojimo už Dievo pašaukimą Kristuje Jėzuje. Taigi, visi, kurie esame subrendę, taip mąstykime, o jeigu jūs apie ką nors manote kitaip, tai Dievas jums ir tai apreikš. Kad ir kiek būtumėte pasiekę, vadovaukimės tą pačią taisyklę ir taip mąstykime. Broliai, būkite mano sekėjai ir žiūrėkite į tuos, kurie elgesi pagal mūsų pavyzdį. Daugelis, apie juos nekartą su jums kalbės ir dabar ne su ašaromis kalbu, elgesi kaip Kristaus kryžiaus priešai. Jų galas pražūtis, jų Dievas pilvas ir jų garbė gėda. Jie temasto apie tai, ką žemiška, o mes turime dangaus pilietybę ir iš ten mes karštai laukiame gelbėtojo, viešpaties Jėzaus Kristaus, kuris pakeis mūsų gėdingą kūną ir padarys jį panašų į savo šlovingą kūną, ta jėga, kurią jis visą palenkia savo. 4 skyrius.
Taigi, mano broliai, mano mylimieji ir išsiliktieji, mano džiaugsme ir mano vainike, tvirtai stovėkite viešpatyje, mylimieji. Aš raginu Evodiją ir raginu Sintichę būti vienos minties viešpatyje. Taip pat raginu ir tave, tikrasis bendradarbi, padėk toms moterims, kuriuos darbavosi su manimi Evangelijos labui, kartu su Klemensu ir kitais mano bendradarbiais, kurių vardai gyvenimo knygoje. Džiaukitės viešpatyje visuomet. Ir vėl kartoju, džiaukitės. Jūsų romumas tebūna žinomas visiems. Viešpats yra arti. Niekuo nesirūpinkite, bet visuose reikaluose malda ir prašymu, su padėka. Jūsų troškimai tesidaro žinomi Dievui ir Dievo ramybė, pranokstanti visokį supratimą, saugos jūsų širdis ir mintis Kristuje Jėzuje. Pagaliau, broliai, mąstykite apie tai, kas teisinga, garbinga, teisu, tyra, mylima, giriama, apie visa, kas dora ir šlovinga. Darykite, ką iš manęs išmokote, ką gavote, ką girdėjote ir matėte manyje, ir ramybės Dievas bus su jumis. Labai nudžiugau viešpatyje, kad pagaliau vėl pražydo jūsų rūpinimasis manimi. Jūs ir seniau rūpindavotės, bet stigo progų tai parodyti. Kalbu tai ne todėl, kad stokoju, nes išmokau būti patenkintas savo būklę. Esu patyręs ir skurdą, ir perteklių. Visa, ko esu ragavęs, buvau sotus ir alkanas, turtingas ir beturtis. Aš visa galiu Kristuje, kuris mane stiprina. Vis dėlto, jūs gerai padarėte, tapdami mano vargo dalininkais. Jūs, filipiečiai, ir patys žinote, kai pradėjęs skelbti Evangeliją išvykau iš Makedonijos, jokia bažnyčia neužmesgė su manimi davimo ir gavimo santykių, tik jūs vieni. Jūs mano reikalams pasiuntėte aukų vieną ir kitą kartą į Tesaloniką. Aš netrokštų dovanos, bet trokštų vaisiaus, kuris augtų jūsų sąskaiton. Aš esu visko gavęs ir turiu su pertekliumi. Esu visiškai aprūpintas, per Epafroditą gavęs iš jūsų kvapę dovaną Dievui primtiną ir patinkančią auką, o mano Dievas patenkins visas jūsų reikmes iš savo šlovės turtų Kristuje Jėzuje. Mūsų Dievui ir Tėvui šlovė per amžių amžius. Amen. Sveikinkite kiekvieną šventąjį Kristuje Jėzuje. Jūs sveikina su manimi esantis broliai. Jūs sveikina visi šventieji, o ypač iš Ciezoriaus namiškių. Viešpaties Jėzaus Kristaus malonė tebūna su jumis visais. Amen.